Tai ką, sveiki būsimi motociklistai. Šiandien su Viktoru pasidarysim 4 greituosius A kategorijos pratimus. Tai pirmas iš jų yra įsibėgėjimas ir sustojimas prie stop linijos. Regitros egzamine reikia važiuoti 30-40 km/h greičiu ir sustoti kuo arčiau stop linijos. Tai metras iki stop linijos yra gerai, toliau negu metras yra nekritinė klaida ir jeigu stabdant pravažiuosi stop liniją ar blokuosite vieną iš ratų priekinį ar galinį, bus kritinė klaida. Tai kartuojam dar kartą pratimą, kad įsisavint ir sustabdyti tinkamoje vietoje. Gerai, sekantis pratimas bus greitoji gyvatėlė. Pratime mums reikia važiuoti 30 km/h greičiu. Abi gyvatėlės turi po 6 koliukus, tik kad greitoji gyvatėlė jie yra sustatyti kas 8 metrus. Bandau paaiškinti mokiniui ir sekantį pratimą. Tai važiuojam į gyvatėlę, bandom išlaikyti vienodą greitį ir apvažiuoti koliukus. Tai pirmas važiavimas palei vaizdą matosi tikrai nebuvo 30, antras jau geriau. Gerai, toliau darysime 2 pratimus iš eilės, taip pat kaip ir Klaipėdos regitros egzamine. Tai yra greitoji gyvatėlė ir apsisukus darysime antrą stabdymo pratimą. Tai greitą stabdymą arba tą stabdymą ranka, kaip aš jį vadinu. Tai pravažiuoja Viktoras greitąją gyvatėlę, taip kaip ir regitros aikštelėje Klaipėdoje, iki pat galo. Tada apsisuka, lenda čia pro padangas, kurios esam atskyrę aikštelę nuo pravažiuojamo kelio, įsibėgėja ir po rankos mosto stabdo. Sustoti nereikia prie egzaminuotojo, ką dažnai mokiniai daro. Paprasčiausiai davus egzaminuotojui signalą, reikia pradėti stabdyti. Tai kartuojam pratimą. Greitoji gyvatėlė, kaip minėjau, 30 km/h greičiu, išlaikom tolygų greitį, apsisukam, išsitiesinam, greitėjam ir po rankos mosto stabdom. Ir nestabdom taip, kaip šį kartą stabdė Viktoras, nes užblokavo galinį ratą, galinis ratas slydo. Jei galinis ratas daugiau negu metrą praslydo, tai yra kritinė klaida. Sekantis pratimas yra briedžių testas arba kliūties apvažiavimas. Įsibėgėjam iki 50 km/h greičiu, parvažiuojam į vartus ir prieš pat vartelius atleidę gazą, tai yra variklio stabdymu, metamės į kairę, apvažiuojam įsivaizduojamą kliūtį iš dešinės pusės. Jei patiko šis video, paspaudžiam subscribe ir komentaruose parašykit, koks jums buvo pats sunkiausias pratimas A kategorijos egzamine.